Tai man tai iš tikrųjų didelė garbė pristatyti savo kūrybą, nes paprastai menininkai tokios privilegijos neturi, ar ne? Menininkam nesiseka. Jie iškabina savo kūrybą, kas tai bebūtų. Ar tai būtų fotografija, ar tai būtų tapybos darbai. Ir jie tiesiog turi pasitikėti savo kūriniu, kad jiems pavyksta perteikti ir pasakyti tai, ką jie norėjo. Ir turi pasitikėti žiūrovų, kuris bus geranoriškas ir žiūrės autoriaus kūrybą, ar ne. Tai aš čia turiu neįtikėtiną privilegiją papasakoti apie savo kūrybą, papasakoti, kaip aš ją kuriu, koks yra mano požiūris į tą pačią kūrybą, kiek čia svarbios technologijos, nes šiaip ar taip tenka, manęs kartais klausia, sako, ką tu dėstai? Ir aš atsimenu, prieš 16 metų pradėjau dėstyti Vytauto didžiojo universitete, menų fakultete. Ir vienas kolega, kuris ten dėstė fotografam, tai yra, atsiprašau, studentam pasirinkamą dalyką fotografiją, jau išėjęs į pensiją, bet jis dar dirbo universitete, fotografuoto universiteto renginius, jis vieną kartą manęs klausė, sako, Rimantai, o ką jūs ten dėstat savo tiem studentam? Ir aš taip galvojau, kaip čia atsakyti vienu žodžiu. Ir aš sakau, žinot, dažniausiai kažką labai keisto. Ir jisai tada sako, tada jums labai gerai sekasi. Sakau, aš džiaugiuosi, kad taip, nes sako, tie dalykai, kurie yra tokie labai įprasti, žinomi visiems, tai sako, studentam gal ir nelabai įdomu ir nebūtinai jiem reikia, nes visą tai ištyrinėta, aprašyta, pateikta. Ir taip, šiemet yra koks lygiai 30 metų, kai aš savo idėjomis dalinuosi su studentais, tiesiog esu dėstęs daugybėje įvairių universitetų. Tai šiuo metu dėstau Vytauto didžiojo universitete, menų fakultete, esu šiuolaikinių menų katedros profesorius ir dažniausiai dirbu su naujųjų medijų meno studentais, kurių programos vadovas ir esu. Taip pat dėstau magistro studentam intermedijų menas, kur pasakoju apie meninį tyrimą, kur aiškinu, kaip reikia įgyvendinti kūrybinius projektus. Taip pat šiuo metu dėstau Vilniaus Gedimino technikos universitete, kur dėstau Visual Communication ir Media Studies ir anglų ir lietuvių kalba. Ir taip pat esu Zagrebo universiteto meno doktorantūros komiteto narys, kur esu kviečiamas žiūrėti, kaip sekasi dirbti meno doktorantam Zagrebo universiteto dailės akademijoje. Taigi 30 metų tai nėra toks trumpas laikotarpis ir aišku, per tos 30 metų aš patyriau visko ir esu buvęs ir katedros vedėjų, bet visada tas mieliausias darbas yra aišku su studentais. Ir kai tu dirbi su studentais, studentai manęs dažnai klausia, o dėstytojau, jūs, sako, kūrybą pats užsiimat, sakau, dažnai tai darau ir nuolat, sakau, aišku, keičiasi kūrybos formos, aš kartais fotografuoju, kartais kažkurie metai daugiau skirti video, tapybai, pavyzdžiui, tapybą sugrįžau, tiesą pasakęs, prieš kokius 3 metus, kai tiesiog atsirado galimybė, aš gavau studiją didesnę, ar ne, kur galiu laikyti savo ir kūrybos darbus. Bet fotografija, ji lydi mane irgi nuo studijų laikų, tiesa, aišku, pati pradžia jinai buvo labai paprasta. Mano vyresnis brolis, kuris dabar inžinierius, tiesiog susidomė fotografiją ir mes ten dviese vonioje prie raudonės lempos ryškindavom nuotraukas. Tai tokia buvo pirma pažintis su fotografija, bet aš niekada nesusimąsčiau, kad tai gali būti mano kūrybos metodas, kad man tai bus svarbu, nes aš studijavau vizualiuosius menus ir galvojau, kad viską iš esmės dailininkas gali nupiešti, ar ne? Nes, aišku, fotografas yra tokioje nelabai patogioje pozicijoje. Dailininkas jis sugalvoja ir jis gali nupiešti bet ką. Menininką limituoja tik jo vaizduotė, ar ne? Tiesa, kartais nesaugu ir gal, taip kaip pasakyti, nupiešti bet ką ir negalima, nes va čia kyla klausimas, kiek žiūrovas tai priims, ar ne? Kaip tai aš papasakosiu ir ką pasakys. Bet fotografas jis labiau limituotas. Jam reikia surasti motyvą. Jam reikia eiti, važiuoti, žiūrėti, galvoti, kodėl fotografuoti taip ar ne kitaip. Aišku, dailininkai irgi technologijos nelabai riboja. Jis gali nupiešti, nutapyti, pasitelkti spalvą savo ekspresijai. Fotografas visgi dirba su mašina, su aparatu.
Ir mes dažnai įsivaizduojam, kad kuo geresnė kamera, tuo geresnis menininkas ir geresni rezultatai, bet tai absoliučiai nesusiję. Ir kai studentai manęs klausia, kokią kamerą, sakau, ta, kurią turit su savim. Tai mobilus telefonas tiks. Ar ne? Aišku, puiku, jeigu jūs galite pasiruošti, duomintis analoginę fotografiją, susirasti juostas, užsisakyti ir jau pradėti nešioti idėją ir šiuo atžvilgiu jūs artėjat kaip prie dailininko, kuris irgi nešioja širdį kažkokį tai motyvą, ar ne? Bet tai yra tokie kūrybos procesai, kurie man visai yra nepaviršutiniai. Ir kažkada man vienas artimas žmogus sako, žinai, mes visi studijavom menus, bet sako, tu kitoks, tu negali nekurti. Mes sako, galim. O tu negali, sako. Ir John Baltasari, toks amerikiečių videomenininkas, kūręs ir koležus, dabar jau miręs, jis gražiai yra pasakęs, menas yra tai, kas aš iš tikrųjų esu. Ir aš pasakysiu lygiai taip pat, nekurti aš negaliu, aš nesu paviršutiniškas su savo fotografija ar tapyba ir gal net vizualinė ta raiška, kaip tai atrodo, sakysim, kažkam užmetus akį, kai jie ieško estetikos kūrinyje, ar ne. Aš nelabai galvoju apie tai, kaip jie ten užmetę krašteliu akies per sekundės dalį, ką jie nuspręs. Aš galvoju apie tai, ką tai reiškia man ir ką tada reiškia žiūrovai, kuris tikrai domėsis, ar ne. Ir aišku, taip kaip mes suvokiam pasaulį, tai yra aktyvus konstruktas. Mes nuolat jį konstruojam, rekonstruojam. Ir neurologai sako labai gražiai, mes esam spėjimo mašina. Ir mes visi kaip asmenybės ir mūsų smegenys, kaip mūsų fiziologinė dalis, mėgstam labiausiai daryti vieną dalyką. Mes visi mėgstam labiausiai tingėti. Tai mūsų smegenys, žiūrėdamas į aplinką, jos irgi stengiasi kuo naudoti mažiau energijos, automatizuoti, pasižiūrėti tą suvokimą. Aišku, dėl to kyla daugybė problemų. Mes sakėm vieną, jie suprato kitą, bet pasirodo, ten kažkas automatiškai sureagavo, visą laiką galvoja, aha, yra įtempta situacija, tai daryti reikia taip, tai visada suveikia, mes ir dabar tai padarysim, ar ne? Ir tos reakcijos į aplinką pasidaro tokios paviršutiniškos, automatizuotos. Ir aišku, tai kelia nesusikalbėjimus, įvairiausius skirtingus požiūrius ir kūrybai paviršutiniškumo aš tikrai nemėgstu ir stengiuosi to automatizuoto tokio žvilgsnio, gražios nuotraukos su ryškia spalvota gėlytė išvengti. Nes, aišku, gėlės gražu, tik tai, aišku, visada mes turime pagalvoti, kas yra objektyvu ir kas yra subjektyvu, ar ne? Ir mes visi galvojame, kad mes visi pasaulį matome vienodai, bet tai tikrai nėra taip, nors mes visi labai panašus, daug panašesni, negu mes galvojame, ar ne. Ir aišku, niekas jūsų kitas negali pažinti taip, kaip jūs pats, bet vis tiek mes esame žmonės, mes visi esame labai panašus. Ir visgi tas toks santykis su aplinka, kaip sakiau, jis nuolat konstruojamas. Ir jeigu jūs ten vieną rytą išgirstat žingsnius ir galvojat ritmas, batų kaukšėjimas ar ne, eisena, šitą žmogų aš pažįstu. Ir kai jūs prieina, jūs suprantat, ne, aš suklydau. Tiesiog tai yra automatizuotas toks spėjimas, ar ne, smegenys sako, jo, mes žinom, žinom. Ir ne, pasirodo, koreguoti reikia viską iš naujo, ar ne, ir tas spėjimas nepasiteisina. Taigi mes nuolat aktyviai kūrėme santykius su aplinka. Ir žinot, čia yra kiekvieno žmogaus irgi kūrybos dalis. Menininkai nėra vien privilegijuoti, rodyti, interpretuoti tą aplinką. Ne, mes tai darome nuolat, kiekvieną dieną, ar ne? Tik vieni tą kūrybą patiria vienaip, organizuodami, kuruodami. Kažkas auginamas vaikus, kažkas karpydamas sodo augalus, ar ne? Ir aišku, čia irgi labai svarbu tą suprasti, nes mūsų smegenys jos uždarytos kaukoliai, nieko negirdi, nemato ir mes turim, aišku, juslės, galime liesti. Su amžiumi mes, sakysim, mūsų regėjimas degraduoja, klausa degraduoja dar greičiau, bet mes įgyjam patirties. Mes vis dar, kaip pasakyti, išmokstam naujai žiūrėti į tą pasaulį. Ir tiesą pasakius, labai svarbu žmogui neautomatizuoti pasaulio suvokimo, judesių, vaikščiojimo,
Aš turiu bičiulių, kuris yra profesorius sporto universitete ir jis tyrinėja, kaip interakcija vyksta tarp smegenų ir raumenų. Ir sako, mes kviečiam seniorus sportuoti ir tada žiūrime, kaip kinta jų kognityvinės funkcijos. Ir jis sako, iš tikrųjų yra labai svarbu išvengti to automatizmo, aplinkos suvokimo, elgesio situacijose. Ir sako, pavyzdžiui, žmonės nebemoka vaikščioti nuo 40 metų. Aš sakau, ką tu čia dabar... Ko iš čia mes dabar nebemokame? Ne, sako, mes tiek automatizuojam tą procesą, kad, sako, mes nebegalvojam, kaip mes einam. Užtat eiti reikia miške, lipti į kalnus, eiti paplūdimiu, basom kojom, kad tie nuolatinis tas toks ryšys su aplinka būtų neprarastas. Ir sako, kai tu lipi ten į kažkokį kalniuką, brendi upeliu, tu žiūri į savo pėdas, tu žiūri, kad tau neįdurtų aštrus akmuo, ar ne? Kad tu nepaslystum, nenusiverstum. Ir sako, va čia taip reikia vaikščioti, o ne automatizuotai su minkštais sportbačiais, asfaltu, ar ne. Ir aš pagalvojau, bet čia apie tą patį, tai yra, kaip aš nuolat patiriu aplinką, kaip aš nuolat veikiu, ką aš darau su tuo suvokimu, ar ne. Ir aišku, tie žmonės, kurie galbūt matė spalvas, gal kitaip, kūrybingiau, nežinau, išradingiau, jie tiesiog neišgyveno. Jie mūsų nepasiekė, ar ne? Mes puikiai žinome. Jeigu pamačiau duobę, apeik tą duobę. Jeigu aš pamačiau skardį, nešok nuo skardžio. Nestok prieš traukinį, ar ne? Pamatai kokį nors labai ryškų vabalą, nežinau, Afrikoje, neimk į rankas, greičiausiai jis ryškus dėl priežasties kažkokios, ar ne? Tai va, tai šiuo atžvilgiu tikrai yra svarbu nuolat stengtis pajusti kasdien, po truputį. Ir net kai aš dėstau studentam, aišku, žinot, universitetas yra puikiai vieta, kur studentai ir dėstytojai, aš seniau galvodavau, kad renkasi vieni dėl kitų, studentai perimti patirties, dėstytojai jie pasidalinti, bet ne. Universitetas yra vieta, kur mes renkamės dėl meno ir mokslo. Ir ne tik tai dėstytojas perduoda patirtį, ne, mes dalinamės. Ir tas pasidalinimas, veikimas kartu yra irgi labai svarbus kūryboje. Ir nesvarbu, kad tu paskui lieki vienas ir permastai, bet vis tiek tu veiki su kitais. Aš turiu bičiulį, su kuriuo mes lydinėjom vienam klube ir aš visgi kartais dėstydamas kur nors Austrijoje, aš pasilieku kalnuose 4 dienom. Ir aš slidinėju vienas ir jis nelabai tą supranta, nes jis tokios prabangos neturi. Sako, aš turiu keletą verslų, 4 vaikus, žodžiu, aš visada judesyje. Ir jis sako, aš neįsivaizduoju, ką tu veiki vienas. Ir aš jam papasakau, jis sako, įdomu, sako, tu esi vienas su visais. Sakau, jeigu tu pasigendi kažko, tu gali imti telefoną ir paskambinti, arba pakalbinti kokią nors, nežinau, pakalbinti kokį slidininką kalnuose ir paprastai tie žmonės irgi visai maloniai pabendrauja. Bet sakau, tu visada turi, aišku, visas refleksijas nešiotis, jas apmastyti. Ir kūryba man yra apie tai, kaip mes konstruojam pasaulį, kaip mes kuriam, kaip mes jaučiame, kaip mes kuriam savo mitologiją. Nedažnai būna taip, kad tu parodai kažkam ir sako, o dabar aš viską suprantu. Nes nebūtinai mes sąmoningai suprantam. Aišku, kūryba dažnai, aš užsiimu, vis tiek mano medija yra vizualumas, ar ne? Aš galiu rašyti, nes esu socialinių mokslų daktaras ir aš kaip ir turiu rašyti tekstus ir dirbdamas administracinėse anksčiau pozicijose reikia rašyti studijų programas, pagrindimus, visą kitą. Ir visgi aš kažkaip, tai nėra mano medija, ar ne? Ir aš kartais pagalvoju, aš visai nekurčiau, jeigu aš galėčiau papasakoti arba aprašyti, ar ne? Ir, pavyzdžiui, kalbant apie dirbtinį intelektą, tai yra vis tiek didieji kalbos modeliai, kur visa tai paverčiama raštu ir dar net ne bet kokiu raštu, o būtent anglišku raštu, ar ne? Ir kažkas sako, jo, bet jis supranta lietuvių kalbą. Taip, bet visa informacija dirbtinio intelekto, kuriais yra ugdytas, mokytas, sukaupta patirtis, virš 95% yra anglų kalba. Tai tik tai kokie 4,5% yra kitomis kalbomis. Nebūkim naivus, negalvokim, kad ten 3% yra lietuvių kalba. Tai va, tai iš tikrųjų, jeigu aš galėčiau papasakoti ir vien parašyti, aš turbūt kūrybą neužsiimčiau. Bet tai yra vidinė būtinybė
tyrinėti pasaulį, jį suvokti ir pateikti. Ir žinot, koks nors fotografas, kuriantis reportažus, jis turi, aišku, pranašumą prieš mane, nes jis užfiksuoja gražias spalvas, nuvažiuoja į Afriką, sako, žiūrėkit, neįtikėtina, kaip jie gyvena, kaip čia viskas kitaip, ar ne? Ir aš tokių dalykų nepadarau, bet aš rodau daugiau. Aš nefotografuoju tos tikrovės, aš ją kuriu ir perkuriu, ar ne? Ir tai yra nuolatinis aktyvus konstruktas. Ir tiesą pasakęs, aš labai tikiuosi, kad taip daro ir mano žiūrovas, ar ne? Nes taip yra puiku pamatyti gražų paveikslą, pasigėrėti, suvokti estetinės jo savybės, bet labai dažnai menas yra ne vien apie estetiką, ne vien apie kažkokią puikią techniką. Aš kažkaip galvodavau, kai aš mokiausi akademinio piešimo, aš gal niekada nepiešiau 10-ukui, bet 9,5 ir aš galvojau, velnia, kaip tie 2 kursiokai ten piešia geriau už mane. Ir kažkaip taip gyvenime susiklostė, kad viena mergina, kuri piešia tikrai ten puikiai, jinai tiesiog niekada nepiešė po studijų. Aš klausiau, jinai sako, aš nežinau, ką pasakyti. Ir aš galvoju, tai čia tiesiog ne apie tai, ar ne? Ir dažnai kūryba yra daug daugiau negu vien technika, technologija, raiška, tai, ką mes išmokom, ar ne? Ir aš atsimenu, pabaigiu studijas ir nunešu savo kūrybinius tapybos darbus į pirmąją grupinę parodą, kur kuratoriai buvo mano dėstytojai atrinkinėję ir jie sako, labai geras darbas, sako, bet žiūrėk, gal čia ne taip, gal čia reikėtų jį apversti, sako, labai džiūna kompozicija. Ir aš taip galvoju, aš nebūsiu grubus, bet jūs savo darbus vartykit, o mano palikit kaip yra, nes tai yra mano požiūris, mano kūryba. Ir man visai bus skaudu, jeigu jūs ten kažkaip nuspręsit su mano kūryba sukurti kažkokią naują interpretaciją. Tegu tai daro žiūrovas, bet aš būtent taip ir norėjau padaryti, kaip padariau. Tai va, tai šiuo atveju žiūrovą aš irgi užkraunu tokį visai nemenką naštą, nes dažnai studentai manęs klausia, sako, žinot, ar jums patinka mano darbas? Sakau, ne. Sako, palaukit, bet jūs mano vadovas? Sakau, taip. Tai ir sako, jūs dar netyčia į komisiją pakliuvat ir jūs vertinsit mano darbą, jūs vadovaujat, jums nepatinka, jūs vertinsit, jums nepatinka. Ir aš tada sakau, o žinot, maža kas man patinka. Čia ne taip reikia žiūrėti. Čia mes žiūrim, ar jūs turit ką pasakyti, ar gebat tai padaryti ir ar padarėt tai gerai. Sako, kaip jums atrodo, kaip jūs įvertintumėt iš tokios pozicijos mano darbą, sakau, 10. Bet sako, jums nepatinka, taip man nepatinka. Tai va, tai šiuo atžvilgiu aš irgi, aišku, kartais būnu žiūrovų ir vertintojų, bet aš ir savo žiūrovam užkraunu tokią visai nemažą naštą, skaityti, pabandyti suprasti, ar ne? Dažnai mes skaitom poeziją, romanus ir mes suprantam, kartais poezijai svarbiausias eilutės yra tarp eilučių. Tai dažnai mano kūrybai svarbiausi dalykai yra tik tai tie, kuriuos aš pradedu atskleisti ir inspiruoju jūs pamatyti. Bet pamatyti reikia jums. Ir jie dažnai yra ne vaizde, o prieš ar už jo. Ir, taip simboliškai pasakysiu, tarp eilučių. Ir tas fotografavimas, sakysim, man iš tikrųjų yra pakankamai svarbus, nes tai labai asmeniška, tai jautru. Aš kartais galvoju, iš tikrųjų, ar tie žmonės, kuriuos aš fotografuoju, jie vis pakliūna kartais į mano kadrus ir dažnai mano sūnus sakydavo, nekenčiu, ką tu čia darai, aš nenoriu jokiam kadre būti, sakau, tu nepergyvenk, ten bus tik tavo batai ir rankos. Ar ne, nes, aš domiuosi ne taip, kaip tu atrodai, bet kas tu esi. Ar ne? Ir aš dažnai pagalvoju, kiek reikia įsiskverbti į tą esmę ir aišku, aš bandau įsiskverbti daugiau negu į paviršių. Kartą Britanijoje, Mančesteryje aš skaitau paskaitą irgi Artist Talk apie kūrybą ir viena studentė sako, žinot, jūs sako, karpo tos negatyvus, ten pradurėt skylės, sako, kaip jūs nebijot? Sakau, žinot, kolegė, sakau, yra tiek daug baimio gyvenime, kad jau kūrybai tai pasistengkite nebijot. O kai jūs nebijosite kūrybai, jūs matysit, kad jūs su tuo galite išgyventi ir kad nieko blogo nenutinka, aš sakau, labai tikiuosi, kad jūs įgysite drąsos gyventi ir gyvenime ir nebijoti, rizikuoti, nes tai yra tiesiog privaloma.
ar ne? Nes jūs galite pasiekti tai, ko jūs siekiate. Ir aišku, kalbėdami per meno kūrinius, taip pat jūs galite pasiekti tai, ko jūs siekite. Kitas studentas klausė, sako, o kada jūs galvojat, kad reikia nuspausti mygtuką? Amerikiečiai turi tokį išsireiškimą, Kodak moment, ar ne? Tai prieš daugybę metų, 20 amžiaus viduryje, Kodak kompanija, kuri tuo metu buvo didžiausia ir inovatyviausia kompanija, fotografijos kompanija pasaulyje, ji padaro reklamą, kur įveda terminą Kodak moment. Tai yra tinkamas momentas sustoti ir padaryti nuotrauką, ar ne? Tai Amerikoje, kai aš išgirdavau tą frazę, Kodak moment, man visą laiką tai keldavo šypseną, tai reiškia, tu greitai sustojam, padarom nuotrauką, ar ne, arba fotografuojam kažką tai. Ir aš sakau, kiekvieno žmogaus gyvenime egzistuoja tie tokie Kodak moment, bet tuo metu aš kaip tik prieš tai buvau irgi Suffolke, Anglijai, lankiausi prie Šiaurės jūros, kur iš tikrųjų pūtė toks visai stiprus vėjas, nebuvo labai šalta, bet mes apžiūrinėjom Skardę, kur būdavo palikti namai. Ir tu įeini į namus, ten stovi baldai, spintos, drabužiai, tu gali atsidaryti stalčių, pažiūrėti, kokias ten kojinės paliktos ar kažkokie asmeniniai daiktai. Ir aš sakau, aš klausiu Britų, kodėl čia taip? Sako, tu pažiūrėk, sako, tai yra 30 metrų nuo Skardžio. Sakau, ir ką? Sakau, puikiai vieta gyventi, koks vaizdas. Ne, sako, tu nesupratai. Žiemą čia labai stiprios audros. Ir tas 30 metrų už poros metų greičiausiai tas namas nugarmės žemyn. O sakau, jūs nebūna ten traukia tuos namus? Ne, sako, jas paprašiau palikti. Ir aš kažkaip vaikštinėjau ir kaip tik pūtė tas vėjas, aš stoviu ant Skardžio ir aš traukiau fotoaparatą ir aš pasikliojau savo pojūčio. Ir aš tam studentui sakau, žinot, jūs turite pajusti amžinybės dvelksmą. Ir tada tai yra tas laikas, kai jūs nuspaudžiat mygtuką. Ir jisai sako, aš niekada negalvojau apie tai. Jo, sakau, kai jūs fotografuojat, jūs pagalvokit, ne tik ką fotografuojat, bet kaip ir kodėl. Aišku, aš labai gerbiu fotografus, kurie, pavyzdžiui, kūrė portretus, bet aš girdėjau vieną tokio portretisto gerą pasakymą, sako, aš fotografuoju žmogų 2 ar 300 kartų. Aš galvojau, oho. Tuo metu tai iš pradžių buvo juosta, paskui jis fotografavo skaitmeniniu fotoaparatu ir taip, tai puikus fotografas. Ir aš galvoju, iš 300 kadrų turbūt labai daugam pavyktų visai viena nebloga nuotrauka, ar ne? Ir mano kūrybos metodas visai netoks. Aš tikrai nefotografuoju 300 kartų, aš geriau eisiu 5 kilometrus, lipsiu į kalną ir aš padarysiu vieną kadrą. Ar ne? Tai taip, kartais skaitmeninis fotoaparatas gali padėti, ar ne, bet kai tu fotografuoji ant juostos, tai aš dažnai naudoju vidutinio formato juostą, tai ten tų kadrų labai nedaug, ar ne? Tu ten turi, sakysim, gauni 12 kadrų ir viskas. Ir net jeigu tu turi vieną juostą vienai dienai, 12 kadrų. Ir aš tikrai nesistengiu forsuoti ten kažko padaryti daugiau. Žinot, kai tu esi jaunas, tu galvoji, reikia bėgti, visas pasaulis didžiulis, reikia nukeliauti visur, pačiupinėti. Ir aš irgi tai darydavau, manęs klausdavo, mano pažįstami sako, klausyk, kiek tu gyvenimų gyveni? Sako, tai yra daugiau negu vienas žmogus galėtų padaryti. Ir sako, tu čia kaip? Ir aš atsimenu vieną kartą irgi dėstau Zagrebo universitete ir grįždamas namo galvoju, aš sustosiu Tyrolyje. Hintertux, tai yra puikiai vieta, įsivaizduokite, tai yra ledynas virš 3 km aukščio. Ir aš galvoju, aš skirsiu porą dienų savo hobiai. Ir mano kolegė iš Danijos rašo, klausyk, o tu dirbi kada nors? Sako, tugi slidinėjai, dabar Austrijai. Ir aš sakau, žinai, Elis, bet 7 vakaro aš sėsiu prie kompo su savo katedros vedėju ir mes spręsim problemas iki 1 ar 2 nakties. Ir aš pamiegosiu ir rytoj rytą vėl pasikelsiu į kalnus. Ir jinai sako, intensyvu. Tai va tas intensyvus, sakysim, aš aišku noriu, kad būtų ir gyvenime, bet kūrybai aš kažkaip kartais galvoju, kad reikia sustoti, pakvepuoti, patirti, pajusti šaltį, pajusti vėją, ar ne? Nes tada, kai aš fotografavau prie Šiaurės jūros, vietiniai lietuviai sako, negraži ta Šiaurės jūra. Ir aš stoviu ant Skardžio ir galvoju, ne, jūs atvažiuokit pažiūrėti dar kartą, jinai nuostabi, ar ne? Tai va, tai šiuo atžvilgiu iš tikrųjų kūryba yra tai, kad tu pergyveni. Tai yra santykis su žmonėm, yra santykis su aplinka, kurį mes nuolat kūrėme ir perkūrėme. Ir šį kartą aš parodoj rodau seriją žaidimai su ženkliukais.
Ir tai yra tokia keista serija. Viena mano kolegė pamatė ir sako, čia tarybiniai ženkliukai. Taip, tai yra tai, ką aš paveldėjau iš savo šeimos. Ar ne? Mano tėvai kažkaip labai keistai jausdavosi su tais atributais. Jie gaudavo kažkur tai pagirimo raštus darbe, mano tėtis buvo gydytojas, mama buvo inžinierė, chemikė, didžiuliai gamyklai, ar ne? Tai buvo žmonės, kurie dažnai sunkiai dirbdavo ir jie gaudavo pagirimo raštus ir aišku gaudavo ženkliukus ir tai turėjo tuo metu tam tikrą simboliką. Taip atsitinka, kad mes visi iškeliaujam, ar ne? Ir aš galų gale vieną dieną paveldėjau tuos ženkliukus sudėtus į dėžutę, nukištus kažkur giliai lentynoje, nes tėvai nuoširdžiai nekentė, kaip pasakyti, sovietinės santvarkos ir aišku, jie tą darydavo garsiai namie, bet kitur tiesiog gyvenimas buvo gyvenimas. Ir viena vertus tie ženkliukai, jie turi tą simboliką, kurios nuoširdžiai ir jie ir aš nekenčiam. Ir aš prisimenu tuos sovietinius laikus, aš baigiau mokyklą ir tai nebuvo nei malonu, nei gera ir kažkaip mes puikiai suvokdavom tą aplinką ir negerovės visas. Bet kita vertus tai yra mano tėvų palikimas, ar ne? Ir pavyzdžiui, čia nesvarbu, kad yra sovietinis Tarybų Sąjungos herbas, tai yra tiesiog ženkliukas, kuris simbolizuoja aukšto mokslo diplomo turėjimą. Ar ne? Galėjo jis būti be to herbo, aš taip sakyčiau, ar ne? Bet, propaganda jinai turi savo kainą. Ir aišku, kai kur aš tos ženkliukus tiesiog užbraukiau, užraižiau tiesiog ant negatyvo. Ir tada žmonės sako, visgi tu turi tokį kažkokį santykį. Taip, sakau, aš nežinau, ką su jais daryti. Tai tiesą pasakius, šita fotografijų serija ir yra bandymas išsiaiškinti, ką daryti su tais ženkliukais. Jie vis dar su manim, aš juos turiu irgi nudėjęs tamsiam kampe, nes aš tikrai jų niekur nesieksponuoju namie. Čia beje yra ta dėžutė, kur tie ženkliukai buvo sudėti. Ir kažkaip tai yra mano labai personalinis santykis su šeimos istorija, su tėvais, ar ne, su tuo, kas lieka daiktiško, ar ne. Nes visada mes žmonės, kurie išeina, nešiojam savo širdyje. Jaučiam tą šilumą ir meilę, kokie jie atidavė ir prisimenam žodžius, bet lieka tik tai fiziniai pavydalai, ar ne? Ir visgi tas mano santykis su praeitimi, jis dažnai visoks. Ir aišku, kartais aš tiesiog juos ten užbraukau, nes jie primena ir labai nemalonius dalykus, ar ne, kuriuos aš ten patyriau mokykloje. Atsimenu, kažkaip aš buvau keletą metų labai spaudžiamas tapti komjaunimo organizacijos pirmininku. Ir aš galvoju, jūs atstokit nuo manęs, man tai neįdomu. Ir kažkaip aš ten taip griežtai atsisakiau, kad jau jie ten sakė, viskas, tu karjeros gyvenime nepadarysi. Ir aš galvoju, ir aš nenoriu tokios karjeros. Ir kažkaip aš tada jau galvoju, aš būsiu menininkas. Tiesa, aš tai galvojau nuo 3,5 metų. Ir kažkaip tikrai visiškai nesigailiu, kad ten nedariau kažkokios sovietinės karjeros, ar ne? Tai va, bet tie ženkliukai, jie atsiranda kontekstuose, jie atsiranda vaizduose, kurie man yra artimi ir svarbus. Ir sakysime, jeigu čia jums tas peizažas, jis beje net apverstas, ar ne? Tokia mano, kaip pasakyti, apsivertimą viduje simbolizuojantis. Tai čia yra taip vadinama Šiaulių jūra, neužtvenkta Dubysa, kur iš tikrųjų pliažas, kur aš atsimenu laiką su broliu, su draugais, mes nuvažiuodam už Šiaulių dviračiais, ar ne? Ir galbūt tai nieko nereiškia žiūrovai, tai yra tiesiog Lietuvos kažkoks gamtos vaizdas, bet visos šitos vietovės, jos reiškia man kažką. Ir aišku, ar tai būtų pajūris, ar tai būtų pajūris prie Nidos, ar tai būtų Palangoje, ar ne, ar tai būtų Šventosios upė, visi šitie dalykai man yra svarbus. Mano mama buvo kilusi iš Anykščių ir Anykščiai yra, tai pasakysiu, tegu anykštiečiai neįsižydžia, mano kaimas, ar ne? Gal kažkam New Yorkas yra jo kaimas, ta prasme, tai yra tokia vieta, kur tu praleidi daug laiko ir būdamas vaikas, aš mamos gimtiniai vasarą tikrai praleisdavau labai daug laiko. Taigi tie peizažai, jie irgi nėra atsitiktiniai, ar ne? Ir dar kas yra labai svarbu man, aš jau sakiau, kad aš tuos negatyvus pradariu, karpau ir aš fiziškai karpau su žirklėmis jos. Kažkas man sakė, o koks įdomus skaitmeninis koliažas. Ne, sakau, taip, jis skaitmenizuotas, bet jis nėra skaitmeninis, jis yra fiziškai sukarpytas, aš naudoju vidutinio formato
juostas, ar ne, ten 45 ant 60 mm ir naudoju tas tipinės irgi juosteles, kur yra 24 ant 36 mm ir jie dažniausiai yra inkorporuojami vienas į kitą, ar ne. Ir dabar pasakyti, ar tai labiau peizažas, ar tai labiau natūrmortas, čia nėra jokios prasmės, ar ne? Nes tai ne apie tai ne apie formą, tai ne apie daiktus, tai apie tokią personalinę mitologiją, prisiminimus ir potyrius. Ir jeigu mes turime, sakysim, organus, akis, ausis balansui palaikyti, ar ne, balsą išreikšti, idėjas ir tuos elektrinius signalus mūsų smegenys atkoduoja, tai pavyzdžiui, laiko suvokimai mes neturime jokios sistemos, tik tai atminti. Ir aš visą laiką studentam duodu pavyzdį, sakau, kiekvieną rytą jūs pabundote ir jūs neklausite, kas aš. Nes mūsų atmintis mums sako, tu ir šiandien Rimantas, labas rytas. Ar ne? Aš negalvoju, šiandien ne, aš būsiu Petras arba Nupras. Ne, taip neveikia. Tai ta atmintis iš tikrųjų tampa mūsų dalimi ir kiekvienas iš mūsų pasakojam istorijas. Ir tos istorijos yra irgi pačios įvairiausios, geros, liūdnos. Mes labai kažkaip turbūt ilgai prisimenam skaudžias istorijas, be reikalo užmirštame gražias istorijas, ar ne? Bet būtent, sakysim, tas toks ir taktilinis fotografijos suvokimas man irgi yra svarbus. Kartais fotografija pati mane nustebina ir, pavyzdžiui, čia jūs matote irgi nufotografuotą tokį seną rusišką automobilį, sode, kažkas jį naudoja kaip sandėliuką įrankiam laikyti. Ir manęs kažkas paklausė, sako, kodėl čia žalias, sako. Žinot, sakau, čia ne mano. Kaip tai ne tavo? Sakau, aš nufotografavau ir tai buvo normalus kadras, juodai balta fotografija. Bet sakau, čia yra skaitmenizavimo klaida. Tiesiog skaneriui kažkas netaip pasirodė, programinė įranga kažko nesuprato ir padarė tokios keistos chaki žalios spalvos. Ir sakau, aš taip pagalvojau, kad tai gal mašina irgi turi kažkokį jausmą įnešti mano fotografiją. Ir aš palikau. Ir tokių kadrų iš tikrųjų yra visai nemažai. Aišku, tie visi tokie artefaktai, kur mes matome patamsėjimus, pašviesėjimus ar ne, dažniausiai tai yra fiziškai iškirstas skilamušiu. Ir aš netgi vieną kartą parduotuviai, kur pardavinėja įvairiausias kanceliarinės prekes, aš galvoju, reikia paieškoti ir kitokių prietaisų ir pasirodo jų yra, ten jie kapoja ir žvaigždutėmis ir dar kažko ir galvoju, man būtinai reikia jos nusipirkti. Tai va, bet skilamušis yra toks pats universaliausias įrankis man, ar ne? Ir aišku, aš fotografuoju ir tokias vietas, kurios man yra gal artimos dėl to, kad aš esu kilęs iš Šiaulių, augęs tiksliau Šiauliuose ir ten mano tėveliai gyveno ir čia jūs matote irgi Kryžių kalną. Tai yra tokia vis tiek atspindžius, ar ne, tai yra vis tiek tokia unikali vieta Lietuvoje, kuri dažniausiai kelia neįtikėtinus jausmus tiem, kurie pamato pirmą kartą arba atvažiuoja. Ir tu negali susigyventi su ta vieta, jin vis tiek visada kelia nuostabą, ar ne? Ir aš dažnai atsiveždavau svečius, užsieniečius, nes, jie sakydavo, parodyk ką nors ypatingo. Tai, pavyzdžiui, vienam Danui būdavo ypatinga pasivaikščioti Lietuvos miške. Nes Danai dar viduramžiais viską iškirto ir jeigu jie ten turi, nežinau, nedidelį plotelį, kur apleidžia, ten medžiai savaime auga, tai yra kažkas labai išskirtinio, o Lietuvoje miškai dideli, tai sakydavo, va čia tai aš dabar turėjau patirtį, ar ne? Tai tada parodydavau svečiam Kryžių kalną, jie irgi labai nustebdavo, sakydavo, neįtikėtina energijos koncentracija, ar ne? Ir aišku, aš savo kūryboje ir fotografijoje irgi naudoju pačius įvairiausius motyvus. Čia jūs matote fotografuotą Kaune, tai yra tiesiog upės motyvas. Auksinė spalva irgi atsirado kaip ir ta chaki žalia. Atsitiktinai, tai yra skaitmenizavimo klaida, skaneriui kažkas nutiko tą dieną ir jis nusprendė, kad upė turi būti auksinė. Ir aš tada galvoju, šį kartą aš tau nesipriešinsiu, mašina jinai suklydo skaitmenizuodama, bet upės jinai dėl to nepakeitė, ar ne? Ir aišku, visi šitie peizažai, labai dažnai aš tos kameros nesinešioju, nes tos analoginės kameros yra didelės, aš dar naudoju su dumplėm, ten reikia visada pažiūrėti, ar dar nesuplyšo dumplės, ar tikrai visi mechanizmai veikia. Jeigu aš parodau studentam, aš visada dabar jau turiu patirties ir sakau, kolegos, tik tai ramiai ir jokių eksperimentų, čia neskaitmena,
Ir remontuoti tas kameras labai brangu, kai jūs ten nulaužėt ką nors. Tai va, bet aš, aišku, stengiuosi kažkur tai nusivežti ir pasižiūrėti ir iš tikrųjų fotografuoti tai, kas man artima, rūpi, kad aš tikrai pajuntu tą amžinybės dvelgsmą, ar ne? Ir visada tai darau neskubėdamas, labai sąmoningai. Ir dažnai aš dėstau įvairius dalykus studentam ir kartais studentai jie sugrįžta po keletą metų ir jie sako, žinot, mes iš jūsų išmokom labai daug ir aš tada klausiu, o kas jums padarė iš tų dalykų, kuriuos aš dėsčiau įspūdį ir jie sako, žinot, tie dalykai buvo svarbus ir tai svarbus mūsų karjerai, mes įgijom žinių, bet kita vertus, sako, jūs kalbėjot ne vien apie kūrybą, bet ir apie gyvenimą. Tai mano ir ta paskaita yra tokia, kad gyvenimas irgi yra kūryba ir mes kuriam. Ir taip kaip kūrybai mes turim surizikuoti ir gyvenime, reikia rizikuoti, būti drąsiam, nepabijoti, ar ne? Ir aš suprantu, kad, kaip pasakyti, aš nebūsiu labai populiarus, sakysim, kaip kūrėjas Lietuvoje, nes tai yra tiesiog kitoks požiūris į fotografiją, ar ne? Bet kur, sakysim, kažkur man tenka eksponuoti, rodyti tą kūrybą, kažkur, nežinau, kolegom kitose šalyse, tai jie visada nustemba, sako, tai yra kažkas kitokio, tikrai kažkas kitokio, ar ne? Ir neseniai mano kolega su delegacija iš Zagrebo universiteto lankėsi Kaune, jie atliko irgi meninį tyrimą, dirbo su viešosiomis erdvėmis, fotografavo irgi filmavo Kaune. Ir Zagrebo universiteto dailės akademijos dekanė labai gražiai pasakė, sako, Lietuva yra tokia pat kaip Kroatija, bet visiškai kitokia. Sakau, pala, tokia pat kaip Kroatija, bet visiškai kitokia. Sako, tu Kroatijoje buvai daugybę kartų, tu turėtum mane suprasti. Sakau, tada aš tave labai gerai suprantu, ar ne? Tai va, tai iš tikrųjų mūsų žvilgsnis ir kasdienybė, sakysim, tas konstravimas ir žvilgsnis į tą kasdienybę, jis yra labai asmenintas, nuoširdus, jautrus ir aš neturiu baimės to dalintis su žiūrovais, ar ne, kažkam gali nepatikti, nesuprasti. Čia, pavyzdžiui, yra namie, kur aš anksčiau gyvenau, ar ne, užuoldų nuotrauka. Buvo labai graži šviesa. Tiesiog aš paėmiau kamerą ir pagalvojau, kad aš noriu turėti tokią nuotrauką, ar ne? Ir jos taip ir atsiranda. Ir tiesą pasakius, aš esu pirmiausia, aišku, jeigu žiūrėt, kaip aš žiūriu į pasaulį, aš tapau. Ir aš parodysiu, čia jūs matot mano studijos vaizdus, ar ne? Ir aš tapau greitai, labai dažnai ryškiomis spalvomis, tai gal kažkaip kitaip negu niuansuota mano fotografinė tapyba, ar ne? Ir tai yra darbai, prie kurių aš sugrįžau dabar prieš trejetą metų, nes mano visa jaunystės kūryba, jinai tikrai ten keletas darbų yra Šiaulių aušros muziejui, gal kažkose privačiose kolekcijose Lietuvoje, bet didžioji dauguma yra Danijoje, privačioj kolekcijai, irgi kur Lietuvoje dirbęs fabrikantas turi tikrai didžiulę galeriją. Aš net nesu matęs tos galerijos, bet vienas menotyrininkas sako, aš Danijai lankiausi pas Tyną, sako, jis pastatė milžinišką pastatą. Ir sako, vienas flangas, vien tavo tapyba. Ir sakau, kaip atrodo, sako, neįtikėtinai interjeriškai, sakau, aš labai džiaugiuosi. Bet aišku, didžioji dauguma tapybos mano jaunystės yra Danijoje, Japonijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, kažkur kitur. Ir dabar iš tos naujos kolekcijos, tiesą pasakius, didžioji dauguma darbų yra pas mane. Keletas yra pas tam tikrus artimus žmonės, sakysim, pas Virginijų Kinčinaitį, pas Remigijų Vensko, irgi profesionalus menotyrininkus, ar ne. Bet labai dažnai aš nesistengiu ten kažkaip, kad ta tapyba parsiduotų ar darytų kažko. Aš, aišku, gyvenu visiškai ne iš to ir aš tiesiog esu labai sąžiningas menininkas ir aš negalvoju, kad tai turi būti gražu, įtikti kažkieno skoniui, būti saloniška. Ir aš darau tai, kas man labai rūpi. Ir manęs draugai užklausė, tokie, kurie su manimi daugybę metų ir yra tie draugai, su kuriais aš tikrai atvirai galiu pasikalbėti, sako, ką tu čia kaukolių prisipiešiai? Sakau, žinot, tai yra to amžino klausimo ir viduramžino natiurmorto, kur pieždavo žvakes, drugelius, knygas ir kaukolės. Ir sakau, čia yra memento mori. Tos kaukolės irgi nėra atsitiktinės, ta gal didžiausia yra tokia tiesiog studijoje. Aš pasidėjau kaukolės modelį ir nupiešiau, prisimindamas, ar aš tikrai dar moku piešti ar ne, bet
Kita šalia dešinėje esanti kaukolė yra iš Maltos katedros grindų, kur aš stovėdamas prie Karavadžio paveikslo galvojau, kaip įdomu. Ir man pasirodė ne tik įdomus Karavadžio, bet ir grindyse esanti kaukolė. Ir ten net yra užrašyta, iš kur tos kaukolės, iš kur aš paėmiau, ar ne, kažkas yra ten iš kitų šalių. Ir beje, tapyboje aš labai dažnai naudoju koliažą. Kai aš buvau studentas, aš galvoju, koliažas yra tiem, kurie nemoka piešti. Jeigu tau patinka kažkoks motyvas, įpiešk. Ir dabar aš pats nepiešiu kai kurių dalykų, aš juos įklijuoju, nors kaip matot, kai kurios dalykus užpiešiu. Ir čia jūs, jeigu įsižiūrėsite, irgi pamatysite kaukolės, čia yra nedideli tapybos darbai. Ir aš labai mėgstu, kaip pasakyti, irgi tokį tirštesnį dažą, faktūrą. Ir akrilas ne visada tai leidžia. Aliejiniai džiūsta per lėtai, aš negaliu taip lėtai dirbti, aš esu greitesnis ir aš noriu, kad dažas spėtų su manimi. Ir visgi išgauti tas faktūras, aš perku aukščiausios kokybės dažus, kur ten litras kainuoja bent 100 eurų, ar ne? Ir kad būtent tas pigmentas, jisai, kaip pasakyti, nesukristų, nesusigertų. Tai vienas vokietis menininkas lankęs mano studiją, jis pačiupinėjo tas ir sako, expensive. Ar ne? Jo, sakau, ir jisai sako, žinai, visgi, sako, tavo investicija į tą dažų kokybę, jinai duoda rezultatą, sako, vis tiek tos spalvos yra visai kitokios, jos skaidrios, gaivios, nebūtinai visada ryškios, ar ne? Bet dėl koliažo aš labai dažnai įklijuoju, dėl to, kad aš noriu, kad mano darbe būtų kažkas to, ko aš nedariau. Leonardo da Vinci dama su šermonėliu, ar ne? Džoto freskos motyvai, skrendantis angelas, ar ne? Ir tai yra diskusija su visa ta meno istorija, su visais ties žmonėm, ar ne? Ir ar tai būtų koptų moteris iš helenistinio laikotarpio antkapių Egipte, ar ne, kur jūs čia matote irgi šitą akis yra. Ir tie dalykai, kurie yra ne mano, jie įsiveržia į mano paveikslą, atidaro tos istorinius sluoksnius ir aš pasidalinu su žiūrovo, nes aš noriu aktualizuoti ne tik, kas yra šiandien, bet tas, kas buvo kažkada ir tai tampa iš tikrųjų mūsų visų savastimi. Ir šiuo atveju aš nesu vien savo paveikslo autorius, nes žiūrovas jis irgi turi tam tikras asociacijas, jis jas kuria, perkuria, ar ne. Ir mano paveikslos atsiranda ir Takashi Murakami kažkokie atspindžiai, ir Chanel kvepalų reklamos karpiniai, ar ne? Ir be abejo, Mona Lisa, nu kaipgi be jos, ar ne? Tai va, tai čia yra brolių Vaneiko angelo iš angelų choro, ar ne, iš Mystic Lamp, to, ką mes vadinam Gento altoriumi, ar ne? Tai visada aš įtraukiu į savo paveikslus, bet to, aišku, tapytojas jis irgi turi turėti tam tikrą discipliną, galvoti, kaip jis komponuoja, kaip jis tapo. Ir kažkaip aš irgi stengiuosi bijoti kuo mažiau, ar ne? Ir pasitelkti tai, kas nebandyta, nauja. Ir aišku, gal kažkas pasakys, bet viskas čia bandyta, matyta. Taip, bet vis tiek tai yra mano pasaulis. Ir mano vienas bičiulis sako, apsilankęs mano studijoje, atvedė savo sūnų, žiūrėk, sako, tu domiesi menu. Ir tas sūnus jis irgi žiūri ir mano bičiulis sako, žinai, sako, aš užsimčiau menu, aš galvočiau struktūra, aiškumas, vaizdas. Sakau, taip, aš kartais tai darau, pradedu nuo vaizdo, struktūros, aiškumo, bet sakau, tada kažkaip aš prasiveržiu ir struktūros nebelieka, lieka tas toks jausmas, raumenų atmintis, potėpis, ar ne, kas yra visiškai unikalu. Ir sakau, visą tai tiesiog pradeda išsiveržę. Ir aišku, kur aš gal nesu labai tipiškas, aš tikrai mėgstu spalvas. Ir tapybai jos yra labai svarbios, ar ne? Ir nesvarbu, ar tai būtų nedidelio formato darbai, ar ne, visada, aišku, aš turiu ir didžiulio formato darbų, kuriuos paskui labai sunku kažkur tai vežioti, tai veždamas kur nors į parodą, aš žinau, aš turiu tikrai įsipareigojimą, aš turėsiu surasti autobusą, kur tai tikrai tilps. Ar ne, nes dažnai neįmanoma ten nuvežti kelių šimtų kilometrų kažkokiom tokiom paprastom sąlygom, ar ne? Tai va, ir žinot, kažkas gal pasakytų, kad aš nesu labai vientisas, ar ne?
bet tai yra nuolatinis tyrimas, nuolatinis potyris ir nuolatinis pasakojimas apie pasaulį, kurį aš matau. Ir visi šitie darbai, kurie tampa galų gale abstraktus, jie iš tikrųjų prasideda nuo labai realių dalykų. Ir aišku, aš dirbu ne tik tai su fotografija, tapyba, aš taip pat kuriu ir video filmus. Ir aš kūriau tokius eilėraščius. Ir aš juos darydavau, mano galvoje formatas yra minutė. Ir tai yra vizualinis eilėraštis. Aš darydavau be montažą. Kai aš norėdavau juodofoną, aš užkišdavau pirštą ant kameros. Tiesiog, ar ne? Išeidavo ne visai juoda, atsirasdavo kažkur tai atspindžiai pačio piršto, oranžinio, raudono, ar ne? Bet tai buvo apie tą akimirką. Ir aišku, aš galėjau atsisėsti ir rašyti eilėraštį. Bet aš juos darydavau vizualius. Ir turbūt dažniausiai eksponuotas, daugiausia rodytas ir Kroatijoje, ir Škotijoje, ir Italijoje, ir Jungtinėse Amerikos valstijose filmas, kurį aš laikau savo gal paskutinių 10 metų video kūrybos kredo. Tai yra video filmas, kurio viso aš nerodysiu, nes jis yra 20 kelios minutės. Tai yra tapybos pamoka. Ir žinot, aš pagalvojau, iš kur čia ta tapybos pamoka ir aš pagalvojau, aš esu tapytojas ir video filmuose aš taip pat būsiu tapytojas. Ir kai tu mokaisi tapybos arba kai tu mokai suvokti studentus aplinką, tu sakai, prisimerkit, ar ne? Ir tada jie sako, o ką mes čia turim prisimerkę pamatyti? Sakau, jūs nebematysit detalių, jūs nebematysit kažkokių tai smulkių dalykų, kurie patraukia jūsų dėmesį, kurie yra nesvarbus, ar ne? Jūs matysit apibendrintą vaizdą, bendrą toninį sprendimą, bendrą tokį spalvinį koloritą, ar ne? Ir aš pagalvojau, aš būtent to ir noriu savo video, aš nenoriu detalus skaitmeninio video, kur ten kiekvienas pikselis šviestų, ar ne, ten akies blinksnis būtų, ar ne? Bet aišku, taip kaip fotografija yra nužudyta akimirka ir mes manipuliuojam tuo vaizdu, tapyba tai yra ir ne tik tai galutinis rezultatas, bet ir procesas, tai video aš irgi labai dažnai manipuliuoju laiku. Tie video pagreitėja, palėtėja, ar ne? Tiesa, garso takelis jūs irgi galite pagalvoti, kad jis yra čia kažkoks triukšmas, kaukimas. Tai yra vieno iš video paimtas garso takelis ir jis yra ištemptas, jis yra sulėtintas. Tai nėra muzika, čia nėra instrumentų, tai yra realybė. Tik tai ji yra lėta, jinai, kaip pasakyt, gal ne iš karto atpažįstama ir suprantama, bet tas visai nebūtina, tiesiog tai yra garsas. Ir aš turiu bičiulį, kolegą, profesorių, kuris kuria garso takelius filmam ir Britanijoje baigė studijas ir dažnai aš paklausiu, sakau, kaip tu galvoji, aš nesu garso žmogus. Ar aš teisingai ilgiuosi manipuliuodamas to garsu ir jį interpretuodamas? Jis pažiūrėjo vieną kartą į video, sako, žinai, aš daryčiau kažką labai panašaus, sako. Ir sako, tau nereikia klausti mano nuomonės. Ir aišku, tai, ką jūs matysit, čia galima atpažinti Budapeštą, Vilnių, Kauną, Lietuvos peizažus. Galima atpažinti Gardą Italijoje, ar ne? Galima atpažinti Aukštuosius Tatrus ir daugybė vietų, Austrijos Alpės, ar ne, kur jūs matėt pačius pirmosius tuos kadrus. Ir vieną kartą aš Zagrebe irgi turbūt geriausiai galerijai Kroatijai eksponuoju savo šitą video filmą ir jis pristatomas ne kaip instaliacija, bet būtent kaip filmas, kuris rodomas žiūrovam. Ir aš kolegai sakau, žinai, tai yra 26 ar 28 minutės. Ir jisai nieko man nesako, aš parodau tą filmą. Beje, aš labai dažnai filmuoju tada, kai aš tiesiog turiu laiko tam, va, kaip čia laukdamas tiesiog, kaip pasakyt, sūnaus išeinančio iš mokyklos, ar ne, per didžiulę liūtį. Ir aš jam sakau, eksponuosim tą filmą, susirinka žiūrovom, po peržiūros ten iškyla didžiulė diskusija. Ir jis po to sugrįžus vakare, mes atsisėdam ramiai ir jisai sako, žinai, kai tu pasakai 28 minutės, aš galvojau, mes pamatysim vėl ką nors tokio greito ir tokio, ir kaip reiks išsėdėti. Ir jisai sako, tavo filmas buvo atgaiva akim ir sielai, lėtas, apie esmę, apie tai, kas tikra. Ir aš visada stengiuosi daryti apie tai, kas yra tikra. Ko nepaslėpia kažkokie tai gražūs dalykai, nepaslėpia
kičas nepaslėpia efektas, ar ne? Ir gal ta realybė, kurią aš rodau, ta tikrovė, jinai nėra patogi, jinai nėra lengvai tokia suvokiama, bet žinot, kas bebūtų, ar literatūros kūrinys, ar poezija, ar vaizdas, jis nebūtinai bus patogus, lengvai suvokiamas ir lengvas, ar ne? Nes gyvenimas yra įvairus ir kūryba irgi turi būti įvairiai. Jeigu mes kaip asmenybės nesam vientisos, tai aišku ir dirbti su įvairiom medijom nėra labai lengva ir kiekvienas kūrinys reikalauja vis naujos raiškos. Bet aš netgi pasakysiu, kad įvaldyti tam tikrą raišką yra tarsi išmokti kitą kalbą, ar ne? Tai mes, pavyzdžiui, puikiai žinom, kad Adomas Mickevičius buvo lietuvis iki kaulų smegenų. Bet jis yra žymiausias lenkų rašytojas, nes jis rašė lenkiškai. Tai aš kartais pagalvoju, tapytojui fotografuoti, videomenininkui užsiimti tapybą, tai yra tarsi išmokti kitą kalbą. Ir aišku, tu visada turi paklausti savęs, ar aš esu pakankamai geras toj medijai, bet tada kažkaip iš vidaus tas balsas nuramina ir sako, svarbiausia, ką tu nori pasakyti. Ir ar tu sugebėjai tai pasakyti, ar ne? Ir aišku, tos kasdienybės detalės, tie vaizdai, jie kuria mano asmeninę mitologiją, pasakoja apie mane, apie tai, kaip aš matau pasaulį, bet ir jūs kviečia pasaulį pažvelgti naujai, kitaip, ramiai, neskubant, nei paviršių, bet į esmę, ar ne? Tai aš kažkaip taip tikiuosi, kad žiūrovas aš inspiruosiu ir padrasinsiu. Nepabijot surizikuoti gyvenime, pažiūrėti pasaulį kitaip. Ir kad ir savo studentams sakau, žinot, jūs neturit bijoti būti nesuprasti, nes tik padvėsusios žuvis plaukia pasroviui. Ir kiekvieną dieną, sakau, jūs turit surasti nors keletą minučių savo, kur jūs sąžiningai ir ramiai galėtumėt atmastyti dieną, pažvelgti į pasaulį ir pasiruošti rytoj. Tai aš labai tikiuosi, kad ir mano kūryba inspiruoja žmonės tai padaryti. Ir mano paskaita šiandien, jinai tokia tikrai nėra nei struktūruota, nei labai nuosekli, bet, aš pasirinkau tokį formatą artist talk, ar ne, menininko pokalbis ir papasakojimas. Tai va, tai šiandien tiek.